Labą dieną. Vėl turiu poreikį pasikalbėti, pasidalinti su jumis paskutiniam žiniom, kurios priplūdo į Saulėtekio programą. Ir dar paskatinti, net jeigu reikės, aš organizuosiu dar vieną grupę, jeigu atsiras poreikis, paskatinti jūs daryti tai, kas yra kaip žinia atėjusi į žemę ir palengvins jūsų ir mūsų visų gyvenimą. Tai apie vyrišką ir moterišką energiją manyje, tai yra apie, kas mano galvoje yra tas vyriškas ir moteriškas, tai yra mano tėtis ir mama, taip kaip jie gyveno, kaip jie kentėjo, kaip jie kankinosi, kaip jie nesutarė arba sutarė, visa tai yra likę manyje. Ir aš nevalingai, nesąmoningai visą tai dedu į savo gyvenimą. Ar tai gėris, ar tai negėris, nelabai turi reikšmės. Aš tiesiog per tai žiūriu. Aš tarsi užsidėjau sakinius ir per tai žiūriu. Ir aš negaliu kurt kitaip, kai ant manęs sakiniai. Aš per juos žiūriu, jie riboja. Tai dar kartą apie kas yra vyriška energija. Vyriška energija yra veržimasis į priekį, pirmin ir darymas. Moteriška energija yra saugojimasis, saugotis, apsaugoti vidų, apsaugoti nuo blogos emocijos. Vyriška energija yra net per tą veržlumą aš net nesuvokiu, tai manyje. Aš net nesuvokiu, kad aš nejaučiu, ar tai gerai. Ar tai gerai bus, ar tai bus saugu. Todėl ir duotos tos dvi energijos. Jas derinti reikia, harmonizuoti visą laiką. Aš noriu kažko naujo, veržiuosi į kažką, į, sakysim, naujus santykius, naujus drabužius, naujus namus. Ir aš turiu taip sutvarkyti viską, kad aš galėčiau pajausti, kaip tame bus. Kaip aš ten jausiuos. Ką man dar reiks padaryti, kad tai būtų saugu. Kad tai būtų, kad aš gerai jausčiaus. Kad aš tame gerai jausčiaus. Žiūrėkit, tiesiog keletą pavyzdžių. Jūs ieškojot draugo, partnerio, vyro, ištekėjot, pagimdėt vaikus, pasistatėt namus ir visą laiką jaučiatės blogai, visą laiką jums reikia tampyti save, pritempti prie gerai, viskas gerai, viskas man gerai, nes taip gyveno jūsų tėvai. Bet jums negerai, jūs sergat kiaušidžių problemom, kasos problemom. Visą laiką yra kažkas jūsų viduj, kas tin signalizuoja, tau yra negerai. Ir čia yra mano kūnas. Aš tarsi po truputį tuo apsimetinėjimu ir tuo pozityviu mąstymu, kas su sau duoda. Nes aš jaučiuosi viduj blogai. Ir tas, kas yra jausmai, tas yra tiesa apie mane. Tai derinimas, tų dviejų energijų derinimas. Nebegalvokit apie tėtį ir mamą. Jūs prisimenat, kaip jie gyveno. Ir jums taip nereikia gyventi, jūs turite evoliucionuoti, jūs turite gyventi kitaip. Jūs turite mokytis kitaip. Jūs turite žvelgti į pasaulį kitaip. Kitos galimybės, kitas laikas. Tai nereiškia, kad jie blogi. Ir aplamai pamirškit, kad kas nors yra bloga šalia jūsų. Pamirškit iš vis šitos dalykus. Jūs visą laiką harmonizuojat savyje, kad būtų jum geras jausmas. O jeigu kažką reikia keisti, kad tas jausmas ateitų, jūs turit keisti. Jūs turit keisti. Ne kiti turi keistis jūsų gyvenime. Mokykimės to. Aš
darysiu viską, kad tuo žingsniu žengčiau pati ir kad skatinčiau esančių šalia manęs juos žengti. Kad mes nebegyventumėm tam senam gyvenime, bandydami apsimetinėti, kad mums viskas yra gerai, nes mes, labai dvasingi visi. Mes atėjom į žemę dvasingi. Mes kvėpuojam dvasingumu. Tik mes pamiršom tai. Atsiminkim dabar tą kūrybą. Ta kūryba, kurią mums suteikė kūrėjas. Dar kartą noriu paskatinti visus įsigilint, įeit. Ne į kitus žmonės, ne kaip man kitas, kaip man vyras ar žmona trukdo gyventi, o kaip aš pats nesusiderinęs. Aš nesuderinęs dviejų energijų. Vat šitas dalykas dabar bus aktualus labai. Ir nežinau, kiek laiko. Tikrai kažkaip tai neužfiksavau to, kiek čia laiko viskas. Bet aš siūlyčiau nebežiūrėti į laikrodį, nebežiūrėti į kalendorių, o žiūrėti į savo vidų. Tas kalendorius ten, mano gyvenimo kalendorius. Ir dar noriu pasiūlyti visiems perskaityti šitą raktą. Čia labai daug apie sveikatą, būtent tą emocinę, fizinę sveikatą. Ir yra mano interviu įdėtas irgi, tai nebereikalo siūlau, nes nenoriu kartotis, noriu, kad jūs tiesiog pasižiūrėtumėt, bet ir kiti labai, labai neblogi straipsniai apie judėjimą, čia yra apie viską, bet būtent apie ligos priežastis ir kaip pasveikti, kas yra pagrindinis dalykas šitos ligos. Tai toks, kaip ir gaunasi šiokia tokia šperiukė, špargalkė. Tai kitą kartą kalbėsiu, kaip bus sekantis žingsnis. O dabar darom tai. Iki.